Jos plaukai yra juodi, jinai mokytoja lietuvių kalbos, jinai yra kaip saulės spindulys ir labai linksma ir kaip man būna liūdna, jinai visada pradžiugina mane ir labai puiki mama. Mano mama yra labai gera, ji labai rūpestinga, nes dabar neseniai gimė brolis ir ji rūpinasi ir manimi, ir mano broliu, ir tai tikrai nėra lengva. Ji labai skaniai gamina, myli ir man ir tiesiog visa šeima jie džiaugiasi. Mano mama yra graži, gera, darbšti ir rūpestinga. Mano mama yra aukšta, su trumpai tokiais viduriniais plaukais. Jie yra šviesus, labai mėgsta eiti į parduotuves. Mano mama yra gera, nuoširdi. Ji mėgsta skaityti. Žaisti su mano sese. Padėti jai mokytis. Mano mamos vardas Lina. Jinai dirba Seb-banke. Dabar prižiūri sesę, mokėsi Kauno technologijų universitete, gimė Kaune dabar, o magistras buvo Vilniaus universitete. Ji yra graži, rudais plaukais ir su rudais akimis. Ji niekada manęs nepalika ir visada su manimi eina. Ji yra kaip saulė, kaip mėnulis, kaip žvaigždės. Mano mama yra kiek žemo ūgio, jinai kartais susinervina ir jinai dirba teisininkė ir jai patinka jos darbas ir kasmet jos darbe vyksta kalėdinė mugė, kur yra pardavinėjami neįgalių žmonių padaryti daiktai ir jai ten patinka kartu su manimi eiti. Ir dar mano mama yra kartais pikta, bet šiaip ji labai gera ir graži. Ji turi labai gražius plaukus ir akis mėlynas. Ir aš ją labai myliu, nes jinai yra tobula mama. Mano mama yra gera, protinga, labai darbšti. Graži. Mano mamos vardas Dalia ir jinai dirba, kalbasi su pacientais, išrašinėja visokius vaistų receptus. Ir gera, jos vardas Lina, jinai dirba Seb-banke. Protinga, skaniai gamina valgyt, labai dažnai kepa makaronus. Mano mama yra gera, protinga, jinai išklauso mane. Ji kartais pakelia, užjaučia, supranta. Ir mane. Aš ją ir ji mane myli. Mano mama yra graži, jinai yra draugiška, jinai padeda visiems, jinai lepina kartais, tada jinai labai skaniai gamina valgyti. Ir graži, protinga, paguodžia mane, padeda kai reikia. Rūpinasi manimi, paima iš mokyklos, ten pasikalbam, gera.
Mano mamos vardas Eglė, jai yra 38 metai, ji labai gera, mėgsta žaisti, skaityti dar knygas mėgsta, dar labai skaniai valgyti gamina ir kepa daug blynų. Mano mamos vardas Eglė, ji dirba buhalterė. Jos plaukai yra oranžiniai, o akys mėlynos. Laisvalaikiu jis siūlo. Mano mamos vardas Aušra, jai 38 metai, ji dirba GSK kompanijoje, ji yra darbšti, protinga, mėgsta skaityti knygas, gerai gamina valgyti ir nuperka, ką mes norim. Jinai dirba su kompu dažniausiai kompu, bet jinai Lietuvoje, jinai dirba su kompu, jos darbas yra Kinijoje, Honkonge, bet jinai negali, jinai yra Lietuvoje, tai jinai dirba su kompu, prisijungia prie Honkongo. Jos darbas vadinasi Čarlis Bananas, toksai vadinasi. Aš savo mamą labai myliu už tai, kad jinai labai gerai gamina, puikiai kalbasi su manimi, labai draugauja su visais. Aš tuo labai džiaugiuosi, nes tai tikrai yra didelė vertybė. Už kad skaniai gamina valgyti, kad mane pradžiugina, kaip ateinu iš mokyklos visada ją apkabinu. Ir labai gera mama. Savo mamą myliu už tai, kad ji manimi rūpinasi, mane myli, padeda, kai man sunku, paguodžia, kai aš blogai jaučiuosi. Dar ji man padeda kai kuriuos darbus atlikti, jeigu nežinau. Dar ji mane myli taip, kaip jokia kita mama negalėtų manęs mylėti. Aš už tai, kad mane užaugina, pamaitina, nuveža į visokiausias parduotuves, veža į kinus. Nes jinai yra labai gera, paguodžia, kartais, kai man būna liūdna arba negera, padeda man, kai nesiseka. Ir dar kartą pakartosiu, kad ji tiesiog tobula, gamina skaniai valgyti ir rūpinasi manimi ir labai myli ir visada mylės ir mane ir tėtį. Savo mamą labiausiai myliu už tai, kad jinai rūpinasi manimi, broliu, sesė. Man kartais ko paprašau nuperka. Už tai, kad rūpinasi manim, skaniai gamina valgyt, visur veža. Padeda, kai būna sunku. Už tai, kad ji viską man leidžia, duoda, nuperka. Ko paprašau, visko duoda. Už tai, kad jinai mane paguodžia, leidžia daryti daugą. Pavyzdžiui, kad ir eiti pas draugus, bet kada po pamokų. Už tai, kad rūpinasi manimi ir sesė. Todėl, kad kartais, kai būna liūdna, ji prie manęs atsisėda, paguodžia. Veža į visokius kinus veža, tada veža į pramogų centrą
Ir dar tada veža į baseiną. Dėl to, kad ji yra mano mama. Ir už viską, ką ji man padarė. Kad jinai mane iš mokyklos pasiema, nuveža į treniruotės, nuperka viską, ką paprašau. Ir jinai mane rūpinasi. Ir kad jinai padeda man namų darbais, ir kad jinai mane myli. Ir kai man netgi ir nepasiseka, vis tiek jinai mylės mane ir bus labai gera. Rūpinasi, veda į gerą mokyklą, leidžia su draugais pažaisti, nuperka, ko mes norim. Dar, kad galiu lankyti futbolo treniruotės. Rūpestinga, nežinau, nelabai mažai pyksta, nedaug pyksta. Daro valgyti man iš ryto. Norėčiau palinkėti, kad mama būtų tokia, kokia yra, kad nesipyktumėm ir kad mūsų šeima niekados neiširtų ir kad būtumėm visi labai puikūs. Savo mamai linkiu gaminti kaip restorane, mylėti visus kitus, draugauti, nerėkti ant žmonių, gerai mokėti vairuoti, tada dar, kad visi jai padėtų, kad uždirbtų daug pinigų, galėtų daug ką daryti, mokėtų visokias trukmenas, kurias užmiršo mokyti ir dar visokių gerų dalykų. Noriu palinkėti savo mamai, kad toliau būtų tokia graži, darbšti, kad mane mylėtų visą gyvenimą, taip toliau. Savo mamai norėčiau palinkėti visokiojopos baimės ir būti gerai kaip dabar. Aš savo mamai norėčiau palinkėti būti tokiai, kokia ji buvo seniau, nes ji yra labai miela, labai gera, protinga, rūpestinga labai. Ir dėl to jai tikrai tik to linkiu. Ir dar šiek tiek kantrybės. Norėčiau palinkėti kantrybės su manim, džiaugsmo ir rasti laiko įvairiausiams darbams. Aš jai norėčiau palinkėti labai daug šypsenos, laimės, džiaugsmo, sveikatos ir kad visą laiką būtų labai gera ir linksma. Aš norėčiau palinkėti jai, kad jinai neskubėtų, mažiau visur lėktų, nervuotųsi ir kad būtų linksma. Kad būtų linksma ir ir su mumis, ir kad su mumis daugiau praleistų laiko. Norėčiau palinkėti, kad daug vargo vienu metu neturėtų, kad mes kartu su ja tik tais negyventume ir kad mažiau pyktų. Kad jinai ilgai gyventų, kad jinai turėtų daug sveikatos ir kad jinai nepyktų ant mūsų ir dar, kad jinai būtų sveika. Džiaugsmo, laimės ir sėkmės jos darbe, kad niekada nepavėluotų į darbus ir kad jai visada sektųsi. Šypsenos, daug sveikatos, laimės.
palinkėti, kad jie nieko blogo nenutiktų, kad jie visą laiką sektųsi jai. Iš tikrųjų, jinai negali vėluoti darbą. Ir kad jinai su manim bendrautų, kai turi laiko, kai baigia darbą. Norėčiau palinkėti sėkmės, kad sektųsi darbe, išrašinėti visokius dokumentus ir būti linksma ir turėti daug draugų. Kad toliau būtų tokia rūpestinga, protinga, darbšti, kad toliau skaitytų knygas ir toliau taip skaniai gamintų valgyti. Ir toliau taip rūpintų su manimi, būtų gera, padėtų man.